atsakomybė, tolerancija, bendravimas, naujos idėjos, tobulėjimas, atvirumas. Jei ir tu palaikai šias vertybės, skirk 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio jaunimo organizacijai Darbas. Kaip tai padaryti? Užpildyk popierinę arba elektroninę formą. Taigi pirmiausia suveskime deklaravimas.vmi.lt. Spaudžiame Enter ir atsidarė mūsų tinklapis. Pasirinkime savo naudojamąjį banką ir prisijungime. Prisijungę pasirinkime skiltį VMI deklaracijos. Taigi prisijungiame prie deklaravimas.vmi.lt ir toliau pasirinkime paramos skyrimo skiltį. Keliaudami žemyn pasirinkime šią aplikaciją. Galime pildyti dokumentą. Taigi, jūsų duomenys jau yra užpildyti, tačiau galite papildyti savo telefono numerį, adresą. Na, toliau pasirinkime mokestinį laikotarpį, tai yra 2015 metus. Toliau pasirinkime gavėjo tipą, tai yra paramos gavėjas. Gavėjo identifikacinis numeris, tai yra kodas 195780430. Toliau pasirinkime mokesčio dalį skiriu vienetams turintiems teisę gauti paramą. Pažymėkime. Toliau įveskime mokesčio dalies dydį, tai yra 2 procentus. Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio, tai yra pasirinkite metus, šiuo atveju aš renkuosi 2019 metus. Na kągi, mūsų dokumento pildymas yra baigtas ir galima drąsiai pateikti deklaraciją. Pateikiame deklaraciją. Ir galime pasidžiaugti, kad skiriame 2 procentus jaunimo organizacijai Darbas. Jeigu norite pildyti popierinę deklaraciją, naudokite lygiai tuos pačius duomenis, o užpildytą formą pristatykite Valstybinei mokesčių inspekcijai arba jaunimo organizacijai Darbas. Ačiū, o dabar paskatink ir draugus.